Sveiki, aš Bartas. Čia Naglis, o čia Domas. Eik man, 225. Automatinė Afrika yra tekę važiuoti su porą metų senesne, su normalia greičių dėžė. Tikrai įspūdingas motociklas, klasikinis grožis. Motociklas irgi neblogas. Royal Enfieldas daug nepasikeitęs, gerai pažįstamas, ištestuotas. Vienintelis dalykas, kas nepatinka triumfo motociklas, tai šitas speedometras, plastikinis. Kaip jogurto pakelis, kurį tep suvalgę reikia išmesti. Siūlau dar nueiti pasižiūrėti, yra naujas Ducati krosinis motociklas, matau stende jį. Einam, žvelgsim. Šiemet pirmieji metai, kaip Ducatis dalyvavo krosinėse varžybose. Žodžiu, laukiam, turėtų šitas ir į pardavimą. Kol kas galim pasižiūrėti stende jį. Galite ir įsivaizduoti, kai vaikystėje turėti 125 dvitaktį. Dar geriau, gali turėti 300. Kinų gamintojų turi labai panašių modelių, tarkim kaip šitas yra Honda ADV 350 ar Honda XADV 750, bet turi ir įdomių naujovių. Pavyzdžiui, gale turi kamerą. Kam nereikalinga, nežinau, bandysim įsiaiškinti. Ko šiandien atėjom pasižiūrėti motociklų, tai tikrai prisipažinsiu, 90% brandų nežinau. Lion, Zinen, Yado Smart, Chongqing, Gugerok. Nuostabus išmetimai. Alkantinumu. Kur pristatinėjome seną retro Honda, galima matyti, čia Kawasakis, girdi, burna velės eina biškai, atsigaivinsim. Bet čia žinai, alus kudėm, bet du alausinti po 3 eurų. Bet ką daryti? Reiks pradėti vokti.